Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas, kuriuo siekiama apibrėžti finansų ir verslumo pagrindus. Sveiki atvykę į Buildent pasaulį. Šiandien panagrinėsime, kaip sudaryti biudžetą ir kaip jis gali pakeisti jūsų santykį su pinigais. Susipažinkite su Aleksu, jaunu profesionalu, kuris ką tik pradėjo naują darbą ir bando tvarkyti savo finansus. Nežinodamas apie biudžeto sudarimą, Aleksas dažnai jaučiasi priblokštas išlaidų. Kas yra biudžeto sudarimas ir kodėl jis toks svarbus? Biudžeto sudarimas yra labai svarbus norint kontroliuoti savo finansus. Biudžeto sudarimas yra planas, padedantis valdyti savo pajamas ir išlaidas. Tai leidžia protingai paskirstyti pinigus, taupyti ateičiai ir išvengti nereikalingų skolų. Taigi, kaip galite sukurti jums tinkantį biudžetą? Pirmas žingsnis – stebėkite savo pajamas ir išlaidas. Pradėkite išvardydami visus savo pajamų šaltinius ir atidžiai stebėkite savo išlaidas. Antras žingsnis – pirmenybę teikite savo poreikiams ir norams. Atskirkite esminės išlaidas, tokias kaip būstas ir bakalėjos prekės, ir netokias būtinas išlaidas kaip pramogos ir valgymas restoranuose. Trečias žingsnis – nustatykite realius tikslus. Nustatykite, kaip norite panaudoti savo pinigus, nesvarbu, ar tai būtų skolos grąžinimas, taupimas atostogoms ar investavimas į ateitį. Ketvirtas žingsnis – sukurkite biudžeto planą. Pirmiausia, paskirstykite savo pajamas, kad padengtumėte būtinas išlaidas, tada skirkite šiek tiek lėšų taupimui. Taip pat turėtumėte planuoti diskrecinės išlaidas, preivizei, gimtadienio dovanas ir šventes. Penktas žingsnis – reguliariai peržiūrėkite ir koreguokite. Biudžeto sudarimas yra aktyvus procesas, todėl peržiūrėkite biudžetą, stebėkite savo pažangą ir atlikite reikiamus koregavimus. Atminkite, kad biudžeto sudarimas yra finansinio įgalinimo, o ne apribojimų priemonė. Tai suteikia jums laisvę priimti pagrįstus sprendimus ir siekti savo svajonių. Norite valdyti savo finansus kaip Aleksas? Pasinerkite į mūsų internetinius mokymosi įrankius mūsų svetainėje www.buildent.eu. Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas.